Tai labas vakaras, miela Žmogaus instituto bendruomenė, sveikinuosi su visais, kurie šiandien prisijungia su mumis praleisti šį vakarą. Aš esu Asta Jakonienė, psichologė, psichoterapeutė, mindfulness mokytoja, gamtos terapijos praktikė ir didžiąją dalį savo laiko darbo leidžiu su vaikais, būtent padedama spręsti vaikams ir jų tėvams sunkumus, kurie susiję su vaikais. Tai šiandien mes turime labai įdomią temą ir turime šaunią pašnekovę Giedrę Sasnauskienę, ergoterapeutę, Tibirai praktikę. Ir aš Giedrę iš tikrųjų pamačiau mokymuose Tibirai, kuriuose buvau. Ir mane sužavėjo Giedrė tavo toksai žaismingumas, lengvumas, tokia tikrai vertinga informacija. Tai labai nekantrauju tave išgirsti ir kviečiu iš pradžių pristatyti, gal tiesiog trumpai papasakosi žmonėm ir tai apie ergoterapiją, gal kada vaikams gali jos prireikti, ką veikia tų užsiėmimų metu, gal norėsi kažką ir apie Tibirai metodą pristatyti, nes aš jau čia naudoju tokį trumpinį, gal žmonėm bus įdomu, kas tai yra. Tai kviečiu Giedrę tave tada. Tai pirma, labai ačiū, Asta, kad pakvietei. Ir tada gal pradedant, aišku, norisi tikrai pakalbėti apie ergoterapiją. Aš visą laiką mėgstu sakyti, kad ergoterapija tai man yra širdies specialybė, tiesiog labai branginu ją, jaučiu, kad pasirinkau pagal širdį savo specialybę. Ir pati šiaip dirbu su vaikais ir jaunuoliais ir šiai dienai dirbu SOS vaikų kaimo organizacijoje, su vaikais, kurie yra patyrę trauminės patirtis vaikystės ar neglobojami, įvaikinti įvairiai. Ir taip pat dirbu privačiai. Ir taip pat dirbu ir su autizmo spektro sutrikimu, kitais raidos ypatumais. Ir kai tu paklausei, kada, tarkim, reikėtų kreiptis į ergoterapeutą, tai sakyčiau, nėra tokio maždaug kada, bet visada nueiti pasitarti, galbūt pasikonsultuoti yra vertinga, nes man atrodo, gyvenam tokiais laikais, kur be galo daug yra informacijos ir kartais tu tiek prisibaugini, tai pavadinčiau, nes paskaitai, kad tavo vaikas ten tokio ir tokio amžiaus jau privalo daryti taip ar taip, arba net, žodžiu, kad kartais tiesiog per daug ir žmonės įsibaugina. Ir verta pasitarti su specialistais, tiek kinesterapeutų, tiek ergoterapeutų. Tikrai nemanau, kad pakenks, kad kartais net pasakys, kad jūs viską darot labai gerai ir esat nuostabi mama ar nuostabus tėtis ir su jumis viskas gerai. O tas trumpinys Tibirai, tai pasitikėjimų grįsta santykių intervencija. Tai yra metodas sukurtas būtent dirbti su vaikais, kurie yra patyrę trauminių patirčių, sukurtas Amerikoje, krikščioniškajam institute, vaiko raidos institute, tiksliau Karen Purvis vaiko raidos institute. Taip ir pavadinta, nes Karen Purvis buvo kūrėja Tibirai metodo kartu su Dr. David Cross ir iš tikrųjų man tas metodas be galo patinka, nes jo, kaip aš sakau, gali mokytis visi, tiek specialistai. Nuostabu būtų, jeigu mokyklos jį turėtų, nuostabu būtų, jeigu daug kas turėtų tą supratimą ir žinias apie tą, kaip prieiti, kaip kurti juntamą saugumą, apskritai, kaip padėti tiem vaikam ir jaunuoliam patirti sėkmę. Tai kažkaip labai taip trumpai apie šiuos du metodus. Gerai, ačiū tau labai, Giedrė. Tikrai pritariu tam, ką sakai apie tai, kad žmonės nerimauja, tėvai nerimauja apie savo vaikus ir aš tikrai dabar dar turiu progą dirbti, daugiau truputėlį įsitraukti ir dirbti su šeimom, kurios laukiasi vaikų, laukiasi vaikelio ir tom, kurios tik susilaukė. Tai tikrai aš bendraudama su nėščiosiom matau ir girdžiu jų nerimą apie tai,
kas bus, kai bus vaikelis, kaip ten jį reikės laikyti ar nelaikyti, ar tenais prieiti ar neprieiti. Tai daug tikrai to girdžiu nerimo iš būsimų tėvų ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad jie ateina į mokymus, domisi, žiūri, skaito ir tikrai tos informacijos apstu. Kaip tu sakai, galima ir pasiklysti. Tai, bet ką sakei apie tą metodą Tibirai, kad smagu, kad žmonėm įvairiai galima, įvairiems žmonėms galima įgauti, ne tik tai specialistams, tai tas yra šaunu ir kaip ir mūsų mylimas mokytojas Julius Neverauskas sako, kad visiems tėvam prieš susilaukiant vaikų būtų gerai eiti tam tikrus mokymus ir įgyti tam tikras žinias, nes tikrai aš ir pati savo darbe nuolat susiduriu su tuo, kad žmonės, tėvai sako, ar ne, kad kažko nežinojau, būčiau žinojęs, tai kažką daręs taip ir kitaip ir tikrai matosi, kad žmonėm rūpi ir jie nori žinoti. Tai gerai. Einam tuomet toliau jau į mūsų temą ir dabar kvieščiau tave papasakoti apie sensorinį prieraišumą, nes iš tikrųjų mes, kai kalbėjom su tavim, tu pasiūlei šitą temą ir man labai įdomu išgirsti ir iš tavęs, kodėl tau šita tema atrodo svarbi ir kas yra tas sensorinis prieraišumas. Tai aš tik gal pasidalinsiu šiek tiek, kad čia nėra, kaip sakau, ar mano sukurtas kažkoks metodas ar kažkas, kad aš pati jo mokiausi Anglijoje ir yra tiesiog pavadinimas sensorinio prieraišumo intervencija, kuris ir yra sukurtas iš esmės dirbti su visų amžiaus grupių žmonėmis, tai gali būti ir vaikai, ir jaunuoliai, ir suaugę žmonės, net ir senyvo amžiaus žmonės, nes kadangi mes žinom, kad smegenys yra neuroplastiškos ir prieraišumas gali keistis, jau turim net ir Lietuvoje tų mokslinių tyrimų, kurie tai įrodo. Ir tas faktas, kad, man patinka tas pasakymas, kad santykis gali arba tave iš esmės žaloti, arba tave gydyti. Ar ne, tas pats santykis gali turėti du efektus. Tai tiesiog tą sensorinį prieraišumą sukūrė ergoterapeutė, bet aš neištarsiu jos vardo, bet pabandysiu. Aš visą laiką įsijungiu, kad perskaityti, tai yra Eden Brechtnacht. Tikrai neištariu ir aš bandžiau mokytis, bet jinai sukūrė šitą modelį. Ir aš kodėl žaviuosi vis tais užsienio specialistais, nes jie kažkaip paima ir sukuria, sudėlioja bazinės žinias, svarbiausias žinias į tą būtent sritį, kurioje, tarkim, tu gilinės ir dirbi. Ir šis modelis, metodas man labai artimas, būtent dėl to, kad tame aš ir darbuojuosi, ne, su vaikais, su trauminiam patirtim, su tais pačiais paaugliais, kur mes tikrai žinom, kiek jų būna tos pačios savižalos ar ne tokio savęs ieškojimo ir labai daug visko vyksta per tą kūną. O kas tame kūne yra, tai vienas iš pagrindinių dalykų yra sensorinė integracija. Tai yra mūsų pojūčiai. Ir kaip tu gražiai kalbėjai, ar ne, apie tos tėvus, kaip yra nuostabu žinoti, ko tu gali galbūt tikėtis, kai gims tas vaikelis, kaip jisai vystysis, kas ten su juo vyksta. Tai žinai, paprasčiausiai tą faktą, kad prieraišumas pats iš savęs, jisai niekaip kitaip nesivysto kaip per pojūčius. Ne? Vaikutis juk mamą iš vidaus pažįsta. Ne, mama vaikšto, tai kokia mano sensorinė sistema, vestibuliarinė sistema vystosi. Nes mama juda, aš judu. Ne, mama kalba, aš ją girdžiu. Ne veltui įvairių ir terapijų, kuria, pavyzdžiui, mamos balso terapija. Tai iš esmės tai yra pojūčiai, tai yra, aš girdžiu mamos balsą, bet būtent sugrįžtam į tą elementą gimdoj. Ir faktas tas, kad kai gimsta vaikelis, ne, jo pirmas troškimas realiai yra mama, oda kontaktas, nes čia yra juntamas saugumas, čia yra pats saugiausias dalykas, ką aš galiu gauti. Mes žinom, kad taip ne visą laiką atsitinka dėl įvairių priežasčių ir visą laiką yra žinoti tą istoriją, kad galbūt kažkas nutiko gimdymo metu ir tada mes galim šiek tiek grįžti atgal ir pradėti nuo to, kaip sakyt, nuo to laikotarpio pačioj terapijoje, žaidžiant ir dirbant su vaikais ir jaunuoliais. Tai pati sensorika, dėl to man ir yra žavis sensorinė integracija, kad jinai juk vystosi nuo pat tada, kada užsimezga gyvybė. Ir kaip sakau, pati pirmoji sensorinė sistema
jau pradeda gimdoje veikti, tai yra taktilinė sistema, mūsų lytėjimas. Ir ne veltui sakoma, kad šita sistema yra socialinė sistema, ne? Jinai skirta prieraišumui realiai. Toks, kur, kai mes dabar suaugę, net nesumastom, kad man yra svarbus prisilietimas kažkoks. Ne? Mes tikrai mėgstam, kad artimas, mylimas žmogus mūsų tam tikrą prasme priliestų atitinkamai. Ne, pavyzdžiui, stipriau apkabintų, gal kitas aš nenoriu, kad mane apkabintų, ne, gal aš per atstumą paspausiu ranką, nes tu nesi man toks artimas. Tai, kad per tai mes labai parodom socialiai, kur mes esam santykyje su tuo žmogum. Ir aš net ir kažkur labai gražiai esu perskaičius tokią mintį, kad kai mes einam į santykį, pavyzdžiui, su žmogum, kuris galbūt nėra man labai malonus, tai mūsų net odos plaukeliai pasistojo nuo to. Nu, toks, kur pasikelia, kaip sako, ir kad, man, aš taip nenoriu šalia tavęs būti. Ne, tai irgi yra sensorinės sistemos. Ir kad tiesiog pabrėžti tą faktą, kad mes net ir kitą žmogų renkamės pagal pojūčius. Kaip aš juokauju, kartais mes net ir draugus renkamės, galbūt už save žemesnius, dėl to, kad man taip yra saugiau. Kad nebūtų už mane aukštesnis, nes jeigu bus aukštesnis, tai gal man truputėlį kels nerimastingumą, nes galbūt aš turėjau net ir kažkokių patirčių su tuo, kad, pavyzdžiui, tėtis ar mama buvo nuolat piktas, rėkdavo ant manęs ir visą laiką buvo didesnis už mane. Ir pagal tai aš galbūt galiu pasirinkti draugus. Čia tiesiog, čia toks galim apie tai pagalvoti, bet apie tai irgi nemažai kalbama. Bet pats sensorinis prieraišumas, tai yra iš tikrųjų sudėtas iš tam tikrų elementų. Ne? Tai ta pati polivagalinė teorija apie kaip veikia mūsų autonominė nervų sistema. Ir man labai patinka tas, žinot, pasakymas, kur sako, kad mūsų nervų sistemos bendrauja tarpusavyje. Tai reiškia, kad aš jaučiu tave, tu jauti mane ir mes perdodam vienas kitam tą emociją. Ne veltui būna, kad kas nusišypso kažkur ir žiūrėk ir tau kyla šypsena. Kažkas pasiema atsigerti vandens ir tu galvoji, kad tau reikia atsigerti vandens. Nors tai darai visai pasąmoningai. Dėl to, kad mes tiesiog esam socialinės būtybės ir einam per įvairius tokius pojūčių elementus ir kaip veikia mūsų smegenys. Ir aišku, į šį metodą įeina visa Jean Eyre sensorinės integracijos teorija. Tai čia irgi gal svarbu pabrėžti, nes mes labai dabar gaunam daug skirtingų tokių žinučių apie sensoriką. Pavyzdžiui, tokia yra tendencija, kad kuriami įvairūs sensoriniai kambariai, kur yra labai daug visokios, aš pavadinčiau, sensorinių lempučių stimulacijos. Tai nėra mokslo pagrįsta sensorinė integracija. Čia yra daugiau tokia vieta, kur, galim pabūti, bet efekto ar gausim, kyla klausimas. Tai jeigu mes žiūrim dabar grįžtam į tą, tarkim, šiek tiek apie sensoriką, bet gal visos bazės neiškalbėsim, bet pasakyti galim klausytojams, kad yra net 8 sensorinės sistemos, jeigu kažkas nežinojot, nes būna vis dar sako, kad yra 5 arba 6. 6 pojūtis būna įvardina kaip 6. Tai yra iš tiesų 8. Ir mes visi žinom 5 išorinės. Čia jau vieną paminėjau, taktilinę, ar ne, auditorinė, klausa, rega, uoslė, skonis. Ne, tai tos sistemos, kur mes labai gerai jas žinom. Ir yra 3 vidinės, vadinamos, kurių mes nelabai matom, dėl to apie jas per mažai kalbam. Tai yra vestibuliarinė sistema, tai yra būtent mūsų sistema, kuri, kaip yra juokingai sakoma, apsaugo mūsų galvą nuo kritimo. Tai yra iš esmės jos tokia pagrindinė funkcija, suprasti, kur keliauja tavo galva, kuria kryptimi judi. Ir realiai šita sistema yra bazių bazė to, kaip aš emociškai stabiliai jausiuosi. Ne, koks bus mano emocinis stabilumas, nes ši sistema veikia tą vadinamą retikulinę aktyvavimo sistemą. Tai kaip neuropsichologai man aiškino, kad tai yra irgi kitaip vadinama tinklas smegenų. Bet iš esmės tai yra labai glaudžiai besisiejantis dalykai. Ne, su tom pačiom emocijom, su tuo, kaip man seksis apskritai į santykį. Jeigu mano vestibuliarinė sistema netinkamai apdoroja gaunamą informaciją, tai tikėtina, kad man bus be galo sunku kurti santykį. Man bus be galo sunku priimti negatyvų, pavyzdžiui, atsakymą, kritiką, įvairių tokių
atrodo paprastų elementų. Kita sensorinė sistema vadinama gilioji arba vidinė, tai yra propriocepcija, toks baisus žodis, bet iš esmės tai yra, kaip aš jaučiu savo kūną erdvėj, kaip aš jaučiu, kur yra mano ranka, kur yra mano koja, apskritai, kaip aš, pavyzdžiui, noriu pasimti atsigerti ar ne, ir kad žinau, kokio atstumo reiktų ištiesti ranką, kokią jėgą reikėtų paimti puoduką ir prinešti prie burnos. Aš tą darau dažniausiai nesąmoningai.